tikrai galimas pasirinkimas, tik reikėtų prisiminti, kad per ilgą laikotarpį jis labai atsilieka nuo S&P 500. Realty Income uždirbinėja būtent iš nekilnojamo turto sferos, tai mano argumentas yra, kad čia daugiau diversifikacijos negu nusipirkti vieną objektą, sakykime, Vilniuje. Algi, man rodos, labai prastas pasirinkimas gyvenime, bet kaip čia, kiekvienam savo pasirinkimą. Čia labiau klausimas, kokia nuomonė apie Ameriką. Sėkmės tikrai, jeigu pavyks, tai super, bet manau, kad tai yra gan sunkus procesas iš tos pusės. Tai galbūt tiesiog paprasčiausiai TFI būtų ramesnis pasirinkimas. Sveiki atvykę į dar vieną klausimų atsakymų sesiją, kur aš, Emilis, atsakinėju jūsų paliktus komentarus, atsiųstus e-mailus ir tiesiog pabandau padėti žengti tą sekantį žingsnį jūsų investavimo kelionėje. Mintis labai paprasta, jeigu vienas žmogus užduoda klausimą, tikėtina yra 10, 20, galbūt netgi 30 žmonių, kurie patingėjo galbūt užduoti klausimą ir parašyti, bet susimastė, kad galbūt jiems irgi būtų naudinga ta informacija. Tai atsakinėdami per šitas rubrikas, darom ir Financial Opinions kanale, ir pas Aleksandrą kanale, bet manau, padedam vis didesniam kiekiu žmonių iš tiesų žengti savarankiškus investavimo žingsnius. Paraleliai, jeigu jums kažkas neduoda ramybės, brūkštelkit komentarą, atsakysim ir raštu, ir per tokias apžvalgas, o be kažkokių tolimesnių introductionų šaunam tiesiai į video. Gerai, atsidarius pasižiūrėti nuorodą, rodo mano profilį, kaip pasižiūrėti tavo. Čia tikriausiai apie mano praktinius portfelius, kur dalinuosi visiškai nemokamai 4 portfeliais, bendra jų suma apie 100 000 jau dabar yra. Ir galite pasižiūrėti, kas juose yra, kaip investavimo idėjas. Tikrai neskatinu kopijuoti, nes vis tiek rizikos tolerancija gali būti skirtinga, tikslai gali būti skirtingi. Tai jeigu tai darysite per telefoną, dažniausiai mes tiesiog jūsų portfelį ir viskas. Jeigu darysite per laptopą, per web browserį, Safari, Chrome, Firefox, bet ką kito, šioje vietoje viskas turėtų veikti tiesiog puikiai ir atsidaryti būtent platformoje jau mano egzistuojantis portfelis, kuriame galite matyti visas pozicijas. Tai tiesiog pabandykit, išbandykit ne per telefoną arba telefoną kopijuokit į browserį, jeigu labai norisi, bet tada labai ten mažas ekraniukas ir truputį neapsimoka, bet šiaip, galite pamatyti visus portfelius viešai, taip sakant. Algis rašo į praeitą Q&A. Ypač dėl terorizmo finansavimo kabinėjasi prie minimalią pensiją gaunančių pensininkų, kurie susikupė kelis šimtus eurų. Tuo metu, kur juda milijardai, tokių reikalavimų niekas netaiko. Susidūriau. Realistiškai, kaip pavyzdys, jūs dažniausiai, ne visą laiką, bet iš platformos gausite pranešimą, kada jūs triggerinsite tam tikrą sumą. Tai kaip pavyzdys, aš turiu dabar, kur pirmas mano triggeris kaip pasipildžiau Freedom 24 platformą, buvo ties 50 000. Tai kai viršiau 50 000, iš karto paprašė daugiau informacijos apie mane, paprašė iš kur pinigai, iš kur pajamas, paprašė ataskaitas tam tikras pateikti. Pateikus ataskaitas, priklausomai kokias sumas pateikėte, jie padidina tą limitą. Ir tada kitas limitas gali būti ties 100 000. Ties 200 000, ties 500 000. Ir toks paprastas elementarus dalykas, kad tai veikia ir mažom sumom, vėl, retai turėsite užklausų, kai jūs ten investuojat po 50-100 eurų, bet viršijus tam tikras sumas nuo jūsų užpildyto klausimyno, jūs tikrai pradėsite būti toje situacijoje, kur sakys, mums reikia pažinti savo klientą, čia pinigų plovimo prevencija. Ir jeigu manote, kad milijardinių sumų neliečia šitas dalykas, tai galiu iš karto pasakyti, kad tikėtina, kad nebuvot susidūrę. Tai simple as that. Labas, Emili, norėjau paklausti dėl šeimos biudžeto. Esi minėjęs, kad investuojant dviese gauname dvigubą pelną, tai kaip tai turėtų atrodyti, reiktų kurti vieną bendrą Freedom 24 paskyrą, kaip tuomet reiktų dalintis investicijomis skyrybų atveju. Gerai, keli klausimai iš eilės. Tai pirmas dalykas, skyrybų atveju realistiškai arba susitarimo principu, arba per pusę. Tai jeigu susitar nepavyksta, dažniausiai pasidalina per pusę ir tiesiog būna arba parduodamas turtas tam tikra vertė ir kažkas būna likviduojama ir, taip sakant, perduodama vienai pusiai, kažkas kitai. Arba jeigu norit susitarti, tai galbūt susitarti būnant gerose santykiuose, kas būtų, jeigu būtų. Vėl labai sunkus pokalbis kai kuriems, tai priklauso nuo jūsų situacijos. Dabar, kad vieną bendrą Freedom 24 paskyrą, tikrai ne. Jūs galite turėti 10 skirtingų akauntų, 5 skirtingus akauntus, tai skirtingom strategijom vienas turėti pas save, kitas pas save. Šitoje vietoje visiškai nėra skirtumo. Paskyros vienos nėra privalomai turėti. Kai kurie brokeriai siūlo vadinamus joint accountus, tai jie iš karto turi abi
dviejų žmonių galimybę prisijungti prie jų pagrindinio to portfelio ir daryti veiksmus, arba kartais tam tikri limitai, kad turi antras patvirtinti, kad pirmas galėtų padaryti veiksmus, bet yra ir tam tikri tokie pasirinkimai, bet realistiškai aš per daug nekomplikuočiau šitos vietos. Jeigu jau investuojat, aš skatinčiau, kad abudu investuotų irgi patys, savarankiškai ir bendroje strategijoje, žinoma, tai dėliotųsi, bet kad abi dvi pusės būtų komfortiškai susipažinę su pinigais ir su investavimu. Pirmas dalykas, daug lengviau judėsite link tikslų. Antras dalykas, jūs žinosite tiksliai, kad jeigu kas, antras galės pavežti šitą vietą. Tai jeigu kažkur, sakykime, fokusas nukeliaus į kitą vietą, tai nebus, kad tik vienas žmogus supranta apie investicijas ir vienintelis žmogus, kuris investuoja pinigus, o kitas nemato naudos. Čia būtent būsimas kivirčas. Dabar, kaip tai turėtų atrodyti, tai paklausykit podcast'o su Alina, paliksiu čia nais, pasakoju labai paprastai step by step, bet mintis taip paprastai aiškinant, jeigu aš, pavyzdžiui, tarkim, aš investavau 10 000 eurų ir tais metais uždirbau papildomus 7 000 eurų. Tai šitoje vietoje aš su žmona sakau, kad aš sakiau savo deklaracijoje, rodau, kad aš investavau 5 000, žmona rodo, kad jį investavo 5 000 ir mes uždirbom abudu po 3 500, tai vienas ir kitas. Tai ir vienoje lengvatoje, taip sakant, ir vienam lengvatai išsinaudoja, ir kitam lengvatai išsinaudoja. Dabar vėl reikia akcentuoti, kad čia pavyzdys, kad tik ta 10 000 investicija egzistavo. Paraleliai, jeigu ten gerokai didesnės sumas, daug daugiau sandorių ir taip toliau, tai jūs tiesiog paskirstot pinigus, kaip, taip sakant, jūs pinigus valdote šeimoje kaip vis tiek dviese, jeigu esate susituokę. Tai momentaliai reikėtų argumentuoti, kad investicijų tas deklaracijos irgi yra bendras turtas, kurį galite deklaruoti ir pas vieną, ir pas kitą. Nesvarbu, ar ta sąskaita vieno vardu ar kito vardu, tai iš tiesų yra bendras turtas. Tai tikiuosi aiškiau. Gerai. Aš rinkčiausi turbūt BKR reiks atsidaryti kada. Pagrindinis argumentas, kuo sudėtingesnė prieiga, kad tuo mažiau ten lystum ir kažką darytum. Tai nedraugiškas interfejsas tam puikiai tiks, toks pastebėjimas iš mano pusės. Girtas Bebras rašo, pats naudoju BKR, tik įdomu palyginti mokesčius, o ETF nuo seno turėjau ETF Matic. Nežinau, man atrodo, kad kai išmoksi naudoti su platforma, dabar atsidarius bet kurią platformą, atrodo, kad lengva jie naudotis, nes naudojatės pirmus metus, antrus metus, trečius metus. Ir kuo toliau, tuo lengviau darysis. Nesvarbu, ar tai Interactive'as, ar Freedom'as, ar tas pats ETF Matic, ar dar kažkokie 100 skirtingų pasirinkimų, kuo daugiau naudojatės, tuo lengviau tai darosi. Tai, kad sunku pradėti naudotis, nereiškia, kad sunku naudotis ateityje. Kaip pavyzdys, Freedom 24 man pačioje pradžioje atrodė, čia gal ir truputį komplikuoti, kaip čia veikia šitas, kaip šitas. Labai greitai įpratus, 2 savaitės praėjo ir jau jaučiausi daug komfortiškiau. Dar ten porą savaičių aktyviai pažaidžiau su tą platformą ir iš viso atrodo jau puikiai gali dėliotis viską ir lyginamai ramu. Tas pats būtų ir su bet kokia kita platforma ilguoju laikotarpiu. Tai tiesiog, jeigu pagrindinis argumentas yra, kad neatsidarinėti to, tai išjunkit appsą, išjunkit notificationus, išjunkit finansinius kanalus per televizorių, kurie skatina kažką specifiško daryti ir tiesiog laikykite strategijas, kad kiekvieną mėnesį periodiškai investuojate ir, manau, džiaugsitės. Dėl ETF Matic man tik klausimas, ar gali turtą persikelti. Tai čia yra toks galbūt problematiškas. Bet vėl, mano pagrindinis yra, kad aš naudoju Freedom 24, tai man tikriausiai paprasčiausia platforma pradedantiems. Turėti didesnį kiekį brokerių sąskaitų visą laiką galima, jeigu pas jūs yra kažkokie įrankiai, kurių nepasiekėt per pagrindinį brokerį, bet turėti jų daug vien tam, kad investuoti ten po 100 eurų viename, antrame, trečiame, ketvirtame, penktame, daugiau laiko suvalgys, negu iš tiesų rezultatų duos. Tai, max galbūt 2 pasirinkimai, sakyčiau. Gerai. Donatas rašo. Pagrindiniam portfelį apie 91 000 turi, bet rašai, kad jau portfelis siekia jau virš 150, kur laikai likusi kapitalą. Kažkokį brokerį rinkėsi, kodėl neperki kokio NT ir nediversifikuoji, nes perkant Realty Income akcijas, man atrodo, čia nėra, kad diversifikuotum, nes pinigai lieka toj pačioj turto klasiai. Ne visai, nes Realty Income uždirbinėja būtent iš nekilnojamo turto sferos, tai man argumentas yra, kad čia daugiau diversifikacijos negu nusipirkti vieną objektą, sakykime, Vilniuje, ir turėti visas su tuo susijusias rizikas vieno objekto nekilnojamo turto pasirinkime. Dabar mano dividendų portfelis, aš jį kūriau per Patroną, dalinausi, perlipo 150 000, man rodos, prieš 9 mėnesius kažkur tai. Paraleliai dalis jo buvo Freedom 24, dabar didesnė dalis jo Freedom 24, paraleliai didelė dar jo dalis yra Interactive Brokers, kur aš kėliau pirmiausia savo investicijas kraustydamasis iš UK, kai dar Freedom net nebuvo pasiekiama Lietuvoje.
Tai mintis, kad dalinuosi dalimi savo portfelio, bet dalinuosi ir S&P 500 strategiją, viso pasaulio strategiją, individualių akcijų pirkimais, kur apskritai, taip sakant, ne dividendų strategijai paimtas. Tai dabartiniai portfeliai, kuriais dalinuosi, yra apie 100 000 vertės. Bendri portfeliai, jeigu jau tai paėmus, man rodos, akcijose sėdi gerokai aukštesnėse sumose. Tai jo, tiek tikriausiai. Mano pasiūlymas. Vyt savo žmoną taip toli, kad jos negėdėtum, nei matytum, bent artimiausius kelias dešimtmečius, atsiranda tokia daugybė atliekamų pinigų, kai stebėsi. Algi, man rodos, labai prastas pasirinkimas gyvenime, bet kaip čia, kiekvienam savo. Sveikas, VUA doleriais ar eurais ir kodėl? Priklauso nuo biržos. Tai jeigu Londono biržoje, pavyzdžiui, doleriais, jeigu Vokiečių biržoje eurais ir priklauso, kurioje biržoje perkate, tokia valiuta ir perkate. Vėl, ne visi brokeriai turi prieigą prie visų biržų, tai čia irgi argumentas, kad kartais rasite tik tam tikrą pasirinkimą, bet jeigu nukeliausite, sakykime, Jeigu jums labai knieti eurų pasirinkimas, tai yra pigesnis, yra tas SXR8, bet jis kainuoja ten apie 500 eurų, manos 450, kas yra iShares pagrindinis fondas, ir SPIL, man rodos, jeigu neklystu, yra tas pigiausias Europoje eurais 500. Tai čia kaip ir identiška strategija, kaip ir to paties VUA, jūs investuojate į tą patį S&P 500, bet investuojant būtent eurais. Tai jeigu būtent šitas jums gadina reikalus, tai pirmin su tuo pasirinkimu. Emilija, ar galėtum pasidalinti savo nuomonę apie Amundi Webn ETF? Ar tai saugus ilgalaikis pasirinkimas naujam investuotojui, galinčiam skirti po porą šimtų eurų per mėnesį? Amundi Prime All Country World 40 milijonų, 2000 pasirinkimų, labai smagus 0,07. Seeks to track the markets large and mid-cap index. The index tracks large and mid-cap stocks from developed and emerging markets worldwide. TR. Iš tiesų tai kitaip išversiu. Ar manot, kad investuoti į didelės ir vidutinio dydžio kompanijas išsivysčiusiame ir besivystančiame pasaulyje yra teisingas pasirinkimas jūsų investavimo strategijai? Jeigu atsakymas yra taip, tai tikėtina, kad jūs šitoje vietoje turit gerą pasirinkimą. Jeigu ne, čia labai daug informacijos, šitą tikrai nespėsiu perskaityti, kokie jo didesni rezultatai, nuo kiek iš čia egzistuoja, jis gan naujas, ar kaip suprast, 1 metai, year to date 5. Ne, tai labai naujas fondas. Bet aš tikriausiai sakyčiau, čia panašus į viso pasaulio, tai tas VWCE, tik tai, kad per annum total expense ratio yra pas jį didesnis ir tenais, man rodos, 3,5 tūkstančio holdingų. Tai įdomu, kaip jis atsirenka būtent tuos 2207 kompanijas vietoj to kito pasirinkimo. Bet galimas variantas. Šiaip labai, kaip čia, tikrai diversifikuotas ir tikrai atneš tam tikrų rezultatų, bet kadangi tai yra labai stipri diversifikacija, reikia įsivertinti, kad turi tam tikrų rizikų iš savo pusės, kad jūs galbūt negausite tiek daug grąžos kaip kažkuri rinka, kuri augs daugiau ir greičiau negu, sakykime, tipinė pasaulio pasirinkimas. VUA, kas čia XDQ, prisiminkim, kas yra XDQ, ir tai yra World Quality Factor. Aš dar vis likčiau, vėl, čia labiau klausimas, kokia nuomonė apie Ameriką. Tai jeigu apie Ameriką nuomonė išlieka, kad tai yra stipresnė rinka ir ilguoju laikotarpiu liks stipresnė rinka, tai wow, for sure. XDQ yra labiau tas toks pasirinkimas, kad jeigu mes manom, kad likęs pasaulis galėtų būti, turėtų šansų prieš Ameriką per tą prizmę, kad kažkuri kita rinka augs greičiau. Ir čia atsiranda didelis klausimas, kuri ta rinka, ir šioje vietoje tikrai, jeigu manote, kad Amerika nebus lyderė ilguoju laikotarpiu, galbūt antras pasirinkimas būtų efektyvesnis. Kodėl nekuri video apie BTC investavimą? Šiaip bendrai gal kripto pasaulio. Pagal Emilį tai rizikinga investicija, jisgi sako, kad nori miegoti ramiai, neprabudinėti, jei jis net fondo mokestį skaičiuoja, tai reikia suprasti, kad pergyvena dėl kiekvieno dolerio euro. Rūta, truputį psichiniai komentarai.
first thing. Tai kai turto valdymo mokestis gali nuskaičiuoti jums maždaug apie 100 iki 200 tūkstančių eurų per jūsų investavimo strategiją, tai būtų labai buka neatkreipti dėmesį į šitą pasirinkimą. Paraleliai apie kripto pasaulį esu kažkiek daręs video apie pagrindinius pagrindus, apie white paperius, apie, sakykime, cold walletus ir kaip reikėtų pradėti tas investicijų pasirinkimus, bet standartiškai tai pas mane išlieka labai maža turto klasė, į kurią per daug nesifokusuoju ir tai yra iki 10% mano net worth pasirinkimo. Tai niekada nestačiau savęs į tą situaciją, kad aš esu kažkoks ekspertas būtent kripto rinkoje, bet tai gali būti tema, kurią galim pradėti užkabinti truputį daugiau Financial Fanians kanale, nes vis tiek tenais gaudom didelį kiekį skirtingų ekspertų būtent apie skirtingus pasirinkimus, tai apie kripto pasaulį gali būti, kad tenais atsiras truputį daugiau epizodų. Tai jeigu domins, užsukite tenais, o jeigu norėtumėt mano tam tikrų nuomonių, tai vėl brūkštelkite komentaruose truputį labiau specifiškų klausimų, galbūt padarysim ir atskirą video apie tai. Laba, gal galėtum patikslinti, kaip ir kada skaičiuojamas ir atskaitomas fondo valdymo metinės mokestis? Ačiū. Standartiškai per rebalansavimą. Tai kai kurie fondai rebalansuoja kas mėnesį, kai kurie rebalansuoja kas 3 mėnesius, tai priklausomai nuo kada fondas rebalansuoja, tada jis ir nusiskaičiuoja. Bet jis nusiskaičiuoja prieš jums gaunant fondo grąžą, if that makes sense. Tai jeigu jūs, sakykime, gavote 10% grąžą iš fondo šiais metais, tikėtina, kad iš tiesų fondo grąža buvo ten 10 kablelis kažkiek, o tas kažkiek nusiskaičiavo būtent fondo valdymo mokesčiams. Čia toks paprastas pasirinkimas. Dar vienas variantas Firininkų, mėgstamas VWCE, pastaruoju metu atsilieka nuo S&P 500, bet dar labiau diversifikuotas, kad nesudėti visų kiaušinių USA. Bet VWCE versus XDEQ, va čia atsiranda didelis klausimas, nes vėl, vienam yra tik tai quality pasirinkimas pagal earnings ir pagal uždarbį, kitame yra visas pasaulis ir ten, bijau sumelo, 3,5 tūkstančio skirtingų akcijų plus 50 skirtingų biržų ir tai yra viename portfelė, kuris kainuoja po 100 eurų. Tai viena iš mano strategijų pasyviuose fonduose, bet tikrai galimas pasirinkimas, tik reikėtų prisiminti, kad per ilgą laikotarpį jis labai atsilieka nuo S&P 500. Vilkas, man rodos jau minėta, bet pamiršau, ar yra koks pasaulio įmonių ETF-as, kuris nepersidengtų su S&P 500 ir būtų kaip atsarginis variantas, jei JAV ištiktų koks kolapsas. Tai jeigu mes imam indeksus, kurie fokusuojasi pagal market capą, tai jeigu tose indeksuose šiuo metu Amerika užima didžiausią dalį, bet ateityje, sakykime, kokia ten Europa pradėtų augti, o Amerika visiškai žlugtų, tai Europa tose fonduose išaugtų kaip pagal indeksinio investavimo strategijas ir pagal market capą. Tai šioje vietoje, jeigu jūs žiūrit į fondus, kurių strategija pagal market capą atsirinkti kompanijas, nepamirškit, kad jūs nesakot, kad tik į Ameriką fokusuojasi. Tiesiog, tas pats VWCE kaip pavyzdys, jis šiuo metu ten apie 60% Amerikoje, bet jeigu kažkas nutiktų Amerikai ir jis sumažėtų, o kažkas kitas išaugtų, visi pinigai būtų nukreipti į tą kitą šalį, kitą ekonomiką ir šioje atveju Amerika tiesiog mažėtų kaip savo poziciją tame fonde. Tai staiga jis pasikeistų į kažką kitko. Tai jums nebūtinai reikia kažkokios atskiros. Paraleliai, jeigu norisi labai kažkokių specifinių, kur valdote ir jau turite Amerikos portfelį, tai Europoje Eurostoxx 50 arba 600 išsivyščiusių rinkų, besivystančių rinkų pasirinkimai irgi egzistuoja. Azijos pasirinkimo kažkokį tokį, kad visą Aziją apgriebtų, aš kaip ir nežinau dabar on top of my head, bet galbūt čia būtų tas pasirinkimas, kur mes fokusuojamės vis tiek į didžiausias šalis, tai Emerging Markets ETF-as galėtų tikriausiai irgi užimti nemažą dalį šioje vietoje, kad galėtumėt kontroliuoti. Bet tada jūs kontroliuojat proporciją savarankiškai, neleidžiat fondui pačiam kontroliuoti tai už jūs. Kaip ten su fondais apskritai? Girdėjau, per 20 metų 80% fondų bankrutuoja, uždaromi, nes pabėga išsigandę investuotojai, nes jie mėgsta ramiai miegoti, todėl visko bijo, jei kas nesiseka arba geresnių fondų randa. Į fondų uždarimą tai tau grąžina pinigus, bet tada grąžina, kai investuotojai nenaudinga. Pavyzdžiui, kai rinka duobėje ir prarandi visą pelną po 20 gyvenimo metų. Tuo tarpu pavienių akcijų turėtojas juokiasi, pralaukia duobę, užsiperka dar ir viskas pakyla vėl. Tokie kainų už ramų miegą. Rizika, o jei kas JAV atsitiks. Pfizer 175 metus veikia, mūsų valstybė kiek kartų okupavo, išvogė namus, sugriovė per tą laiką, Graikija gal 6 kartus bankrutavo, o ta JAV firma kala pinigus ir toliau. Fondai, vis tiek jūs
truputį painiot, ar tai yra aktyvus ar pasyvus, nes strategija, kurią čia paminėjote, apie kad 80% fondų bankrutuoja, tikėtina žiūrėsit į mutual funds, specifinius aktyvių fondų strategijų pasirinkimus, kuriuos jie dažniausiai apjungia. Čia mes ir Lietuvoje galim pamatyti SEB, SVED, tam tikrus fondus, kurie egzistavo ir juos tiesiog apjungia į kažkokias kitas strategijas. Tai dažniausiai investuotojams tiesiog pasiūloma strategija, kad šitas fondas yra perimamas to fondo ir tas pirmasis fondas dingsta, nes jis yra suvalgomas antrojo strategijos. Jeigu žiūrit tuos ilgalaikius pasirinkimus, kur pasyvūs indeksiniai fondai, kurie strateguoja top 100, top 200, top 500 ir taip toliau, tai šioje vietoje jie nelabai turi galimybės bankrutuoti, jie yra labai pasyvių strategijų fokuso ir jie dažniausiai sufokusuoti taip, kad tos kompanijos, jiems labai reikia mažai pinigų, kad tie fondai egzistuotų. Tai reiškia, kad didžioji dalis investuotojų renkasi juos ir laiko tos pinigus labai ilgą laikotarpį. Tai jeigu žiūrėsit į mutual funds, tai vienas dalykas. Jeigu mutual, taip sakant, index funds, kurios labiau Amerikoje pasiekiamos, tai antras dalykas. Jeigu į tuos pasyvius ETF-us, tai aš labai ramiai miegočiau ilgą laikotarpį, bet jeigu vėl pavieniai pasirinkimai duoda tą ramybę ir tas 175 metų pavyzdys Pfizerio yra efektyvus atsirinkti tas verslus, tai nepamirškit, kad teisingai išsirinkti tą verslą ir savo gauti naudos per tą 30-40 metų laikotarpį tiek, kad jums būtų ramu dėl tos investicijos, nėra taip lengva. Kai mes pasižiūrim į top pasaulio pasirinkimus prieš 30 metų ir pasižiūrim į top pasaulio pasirinkimus dabar, man rodos, nei viena kompanija prieš 30 metų nebuvo top pirmam pasirinkime ir čia buvo skaičiavimas iš Warreno Buffetto, man rodos, nuo 89 iki 19 per tos 30 metų. Tai, aš sakyčiau, kad atspėti, kuris tas vienas verslas bus geriausias verslas, yra tikrai sunku ir galbūt šioje vietoje neskatinčiau taip aklai sakyti, kad aš pavienį pasirinkimą galiu išsirinkti ir tiesiog savo ramiai miegoti. Vis tiek, jeigu norėsit diversifikuoto fondo, žiūrėsite kokius 20 skirtingų verslų, kad visus 20 atspėtumėte, kurie čia bus tie geriausi verslai ilguoju laikotarpiu, tai sustiksim ant šito vadinamo Times Magazine bendrai paėmus. Bet vėl, sėkmės tikrai, jeigu pavyks, tai super, bet manau, kad tai yra gan sunkus procesas iš tos pusės. Tai galbūt tiesiog paprasčiausiai ETF-ai būtų ramesnis pasirinkimas. Gerai, tiek šiam kartui. Tikiuosi patiko, tikiuosi sudominu, tikiuosi radote daug naudos. Nepamirškit paspausti like ir subscribe ir jeigu yra kažkokių klausimų, į kuriuos nežinote atsakymų, tai brūkštelkit juos komentare. Ir paraleliai priminsiu, kad strategijų yra įvairių. Yra pasyvių pajamų, yra kapitalo prieaugio, yra įvairiausių galimybių gauti ir uždirbti iš skirtingų investicinių tipų, bet visa tai dažniausiai prasideda nuo jūsų pirmų bazinių žingsnių. Ir tai yra vis tiek finansinė pagalbė, yra tas pats biudžetas, yra to pačių skolų valdymas ir tada periodinis ilgalaikis investavimas. Tai priminsiu, kad tokie baziniai dalykai nesikeičia ir tai turėtų išlikti jūsų prioritetuose prieš žengiant pirmus žingsnius. O tuo pačiu, jeigu jūsų situacija atrodo labai komplikuota, tai nepamirškit, per Financial Finance kanalą turim tokį pasiūlymą kaip realių situacijų analizę. Čia paliksiu video į paskutinį pasirinkimą, užsukit pasižvalgyti, bet nagrinėjam išsamiau specifines situacijas ir su komanda padedam žmonėm žiūrėti, kas galėtų būti geresnis pasirinkimas. Tiek šiam kartui, nepamirškit like ir subscribe ir iki greito.